koks jausmas prieš tokią auditoriją atlikti koncertą? Man tai labai patinka, aš labai laukiu iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad mes čia grosim. Ir manau, kad viskas bus labai gerai, nes Karių auditorija yra, jie yra, sakykime, savo darbo rėmose šiek tiek gyvenime suvaržyti, ne? Bet viduje yra irgi tiesiog žmonės. O muzika yra skiriama visiems, tai manau, kad mes turėsim gerą laiką. Aš iš tikrųjų irgi nežinau, ko šiandien tikėti. Nes, realiai žinau vieną dalyką, kariai moka labai gerai skanduoti. Hip, hop, jie tą yra išmokę, čia visas bus gerai, bet kas vyks toliau, sunku prognozuoti. O prieš pasirodymą nėra didesnio jauduliuko nei šiaip prieš įprastinį koncertą? Tu pasižiūrėk, kokie tankai stovi prieš mus. Kokie jaudinti? Jo, tik mūsų apgins, jeigu ką. Kokį repertuarą atliksit? Tai Doncevo pasitikėdami, kuris mums išrinko visą repertuarą. Vien tik tai tokį karinis bus repertuaras. Iš tikrųjų, tai mes atsiklausėm truputį prieš tai vadų, sakėm, galim groti ar negalim. Jie sakė, tai klasika, galit viską groti. Ir tada pastatė tankus priešais. Turime mes labai fainių draugų, tai prašau Gabrielių į sceną ir visi audringi plojimai, Gabrielių. Ir mūsų Vilkiška. Vilkai! Žinau, kad pats priklausai Šaulių sąjungai. Gal truputėlį galėtum pristatyti, kas nulėmė tavo sprendimą įstoti į šitą sąjungą ir kodėl tau tai svarbu? Jo, aš manau, kad kiekvienas žmogus gyvena pagal tas vertybės, kurios yra jo viduje. Ir nežinau, kažkaip visą gyvenimą aš buvau kažkur šalia kariuomenės, šalia tėvynės gynimo, tai vieną dieną nusprendžiau, kad užteks būti šalia, reikia būti to dalim. Ketinate į šauktinių kariuomenę, tai... Man kaip tik 309 suėjo, tai žinau, kad ten kažkaip nesigaus, bet jeigu reikės, tai bent jau į kokį nors repo batalioną, man atrodo, mes jau galvojam suformuoti. Jo, laikas mūsų tas jau amžius toks jau kaip ir praėjęs, bet mielai padalyvaučiau visokiuose projektuose, jeigu tokių būtų. Visakyta bus padaryta sindikato smogikai, užsukabyta. Visakyta bus padaryta sindikato smogikai, užsukabyta. Visakyta bus padaryta sindikato smogikai, užsukabyta. Visakyta bus padaryta. Žinokit, čia pats didžiausias mūsų asmeniškai ačiū. Ačiū labai, tai buvo grupė Džengrys sindikatas.